Remigijus Morkevičius. Na, kiekvienas daro tą, ką moka, tai vieni mačiau dainuoja, šoka, aš nei šok, nei dainuot nemoku, tai darau, ką mėgstu, jeigu aš kiekvieną kartą mušios, tai atsibo žiūrovom, tai parodžiau, ką aš dar užsiemu, kokį sportą. Dirbam, treniruojamės ir laimim kaip komanda. Čia sportas, čia sportinis pinbolas, tai mes buvome Lietuvos čempionai. Žinai, gero šuolio pradžia yra rimtas užšokimas, o užšokimas pas mumis kalbamas toksai paprastas žodis – kareivėlis. Tai darom N kareivių, norint padaryti gerą šuolį, ko mes ir siekiam. Tai dabar kareivėlis atgal. Tai yra iš tikrųjų nemažas krūvis ir tai yra kartojimų, begalė kartojimų skaičius, padeda tobulėti, nors mūsų sąlygos ir mūsų salė, kuri yra ant baseino kranto, ir mūsų batutas, kuris yra tik tai sportinis tiltelis, tai ir mūsų fantazija tiek sportininkų ir mūsų, tai čia toksai darbas kartais kažkur galvoje didesnis negu po to fizinės jėgos leidžia. Kad neturim nei tų gumų, nei tų ten tokių batutų šustrūtė, nei tų perlonų duobių. Tai net baseiną tą 5 metrų, tik tai ten tik sekmadieniais mums leidžia. Mane stebina mūsų Kauno komandos dalyviai, nes iš tikrųjų neturim visiškai jokių sąlygų pasiruošti tokiem šuoliam, ką nori daryti Remigijus, be galo sudėtingų šuolius. Tai neįmanoma daryti be choreografo, be akrobato, apie tai net nekalba, bet mes neturim net takelio, batuto, kur pats pagrindas, kur sportininkas turi pajusti visą savo kūną, apsisukimą. Šitą sausoj vietoje ant batuto, tai yra tam tikri diržai, londžos. O Remigijus ruošiasi visą tai su savo tokia didelė problema, su stuburo traumom, daryti iš karto į vandenį. Nu, mano akim kaip treneris tai yra tikrai antgamtiška. Buvo netgi minčių važiuoti kažkada ir į Vilnių, treniruotis vien dėl to, bet ir čia reikalai, tas po 2 treniruotės neprivažinėsit. Ar tau patinka daryti kareivėlius? Nepatinka jam kareivėlių daryti, bet taigi svarbu kareivėliai, tai yra gero šuolio pradžia, kartojuosi. Mielai treneri, dauguma Lietuvos vyrų nepatinka daryti kareivėlius. Tai bet pasakykit man tada, kodėl jums nepatinka, mėly vyrai, kareivėlių? Daryti kareivėlį. Atlikti kareivėlį, sakai? Nu, galbūt šuolį jau. Nu gerai, būti kareivėliu. Būti kareivėliu jau geriau. Jau Šauktiniu galima, bet daryti kareivėlį. Nu, mes taip savo, va jau darys to jaus. Palauk, kaip aš ten rankas? Taip, daryk tą kareivėlį. Nu, atlik. Tai dabar susipaidėjau tose žodžiuose.